Įsivaizduok, kad per vieną dieną tavo portfelis praranda 20% vertės, o tu tiesiog stebi, kaip tirpsta tavo pinigai, nes nežinai, ką daryti. Dauguma investuotojų perka aktyvus tikėdamiesi pelno, bet neturi jokio plano, kada juos parduoti. Todėl jų investavimas virsta brangia loterija. Jei tavo strategija remiasi tik viltimi, tu rizikuoji prarasti viską dėl vienos emocinės klaidos. Šiandien parodysiu 5 taisyklės, kurios padės tiksliai žinoti, kada parduoti akcijas ir ETF, bei nustoti spėlioti. Sveiki, aš Auksė. Kai pradėjau investuoti, maniau, kad sunkiausias žingsnis jau praeityje. Juk išdrįsau atsidaryti brokerio sąskaitą, pervesti pinigus ir paspausti pirkti. Bet tikrasis išbandymas prasideda tada, kai imi kasdien stebėti besikeičiančius skaičius ekrane. Investavimo pasaulis preciziškai sukonstruotas taip, kad spaustų mūsų jautriausius psichologijos mygtukus. Antraštės nuolat rėkia apie krizes arba žada greitus turtus. O jei neturi pardavimo strategijos, dar prieš pirkdamas aktyvą, rizikuoji padovanoti savo pelną labiau patyrusiems. Be plano tampa labai sunku atsispirti aplinkos spaudimui ir labai lengva pasiduoti vadinamajam FOMO sindromui. Tai ta graužianti baimė prarasti progą. Tas jausmas, kai atrodo, kad visi aplinkui turtėja, o tu vienas stovi nuošalyje. Vedamas šios emocijos gali nusipirkti aktyvą tuomet, kai jis jau brangus, o vėliau, kainoms šiek tiek pasvėravus žemyn, gali kilti didžiulė pagunda, panikuoti ir viską greitai išparduoti. Prieš kurį laiką viena didžiausių pasaulio investicinių kompanijų Fidelity atliko tyrimą. Jie norėjo išsiaiškinti, kurių klientų investiciniai portfeliai ilguoju laikotarpiu atneša pačią didžiausią grąžą. Spėkite, kas laimėjo. Geriausiai uždirbo tie investuotojai, kurie buvo pamiršę savo prisijungimo slaptažodžius ir tie, kurie buvo mirę. Skamba makabriškai, bet tai įrodo faktą, kad mūsų pačių emocijos ir nenumaldomas noras nuolat kažką daryti yra didžiausias mūsų piniginės priešas. Atvirai, iš pradžių aš neturėjau absoliučiai jokio pardavimo plano. Ir ta nežinia mane tiesiog varė iš proto. Kadangi nesu finansų ekspertė, teko ieškoti atsakymų ir susidėlioti paprastas, žmogiškas taisyklės, kurias noriu su jumis pasidalinti. Ir beje, jei toks turinys tau patinka, labai kviečiu paspausti prenumeruoti kanalo mygtuką. Tai tikrai motyvuoja kurti daugiau epizodų. Grįžtant prie temos, pati pirmoji taisyklė padeda išspręsti esminę klaidą. Aklą pirkimą be jokio konkretaus tikslo. Juk tikrai esame pagalvoję, draugas pirko, Facebook'e visi kalba, reikia ir man, tai labai pavojinga. Mes juk nežinome to draugo situacijos. Gal jis į šį aktyvą investavo vos 1% savo laisvų pinigų, o tau tai pusė visų gyvenimo santaupų. Kai perki aklai kopijuodamas kitus, tu neturi savo asmeninio plano, o nežinant, kodėl iš tikrųjų pirkai, tampa labai sunku nuspręsti, kada ateina tinkamas laikas parduoti. Nesvarbu, rinka šiuo metu kyla ar krenta. Šią pamoką aš išmokau labai skaudžiai. Savo portfelyje vis dar turiu MST3. Tai 3 sverto MicroStrategy aktyvas. Paprastai tariant, tai lyg važiavimas sportiniu automobiliu be greičio ribotuvų. Jo kaina kyla arba krenta 3 kartus greičiau nei įprastos akcijos. Beje, jei nori išsamiau suprasti svertinius aktyvus ir kaip lengva su jais nudegti, kviečiu peržiūrėti atskirą mano epizodą apie tai. Nuorodą paliksiu ekrano dešinėje viršuje ir aprašyme apačioje. Taigi, pirkau MST3 už šiai dienai beprotiškai aukštą kainą, bet tiesiog pamiršau uždėti vadinamąjį stop loss – nuostolio sustabdymo stabdį. Kas tai yra? Įsivaizduokite, kad tai automatinis rankinis stabdis automobilyje, neleidžiantis riedėti atgal nuo kalno. Nustatai brokerio platformoje, kad pavyzdžiui, kainai nukritus 20%, sistema jį parduotų automatiškai. Kai kaina pradėjo kristi, aš to tiesiog nesužiūrėjau, o vėliau įsijungė tas naivus savęs raminimas, kad čia tik laikinas nesusipratimas ir kaina būtinai turi sugrįžti į pradinį lygį. Rezultatas šiandien mano ekrane šviečia beveik minus 98,7% nerealizuotas nuostolis, o pinigai tiesiog ištirpo. Vargu ar ši pozicija kada nors atsities, nes dabar man reikia net 4900% augimo vien tam, kad atsimčiau savo pinigus. Arba, kitaip tariant, 50 kartų augimo. Tai buvo mano 350 eurų kainavusi pamoka, kas nutinka, kai neturi automatinės apsaugos ir leidi emocijoms paimti viršų. Todėl pirmoji taisyklė, kada spaudžiu parduoti, susideda iš 2 dalių.
pirma, parduodu, kai pasiekiu savo asmeninį tikslą. Pinigai investuojami tam, kad atliktų darbą realybėje, taptų pradinių įnašų būstui, apmokėtų vaikų mokslus ar užtikrintų ramę senatvę. Pasiekusi tikslą, fiksuoju pelną ir parduodu. Net į rinką atrodo kilsianti dar 10-metį. Godumas čia neturi vietos. Antra, parduodu dėl apsaugos. Rizikingesniems aktyvams, pavyzdžiui, pavieniams akcijoms ar svertiniams instrumentams, aš dabar stengiuosi naudoti tą automatinį stabdį. Jis apriboja nuostolius ir saugo kapitalą net tomis dienomis, kai netikrinu programėlės. Tačiau joks rankinis stabdis neišgelbės, jei prie vairo sėdi užrištomis akimis. Jei jauti, kad vis dar perki aklai kopijuodamas kitus ir neturi tvirtų pamatų, labai kviečiu pradėti nuo savišvietos. Tam puikiai tiks nemokamas Financial Lithuanians investavimo pradžiamokslis. Ten susidėliosi tą tvirtą bazę, be kurios tavo investavimas labiau primins aklą loteriją nei turto auginimą. Nuorodą paliksiu epizodo aprašyme. Antroji priežastis – spausti pardavimo mygtuką atsiranda tada, kai vienos investicijos užauga kur kas labiau nei kitos ir visiškai iškreipia tavo pradinį rizikos lygį. Įsivaizduok situaciją. Tu nusprendei, kad tavo portfelyje bus 80% saugių, plačiai išskaidytų fondų ir 20% rizikingesnių pavienių įmonių akcijų. Praeina geri, sėkmingi metai. Tos rizikingos įmonės tiesiog šauna į viršų ir staiga atsidaręs programėlę pamatai, kad dabar jos užima nebe 20%, o net 50% tavo portfelio vertės. Kas nutiko? Tavo portfelis tapo daugiau nei dvigubai rizikingesnis nei planavai pradžioje. Jei rinka staiga kristų, prarastum daug daugiau nei buvai pasiryžęs. Čia įsijungia antroji taisyklė – portfelio rebalansavimas. Nors tai skamba sudėtingai, iš tiesų tai tėra paprastas tavo investicijų proporcijų grąžinimas į pradinę būklę. Ką mes darom tokiu atveju? Parduodame dalį to, kas per daug užaugo, taip saugiai užfiksuodami pelną. O gautus pinigus tiesiog nukreipiame į tas pozicijas, kurios nespėjo taip greitai paaugti arba atpigo. Taip mes grąžiname savo portfelį atgal prie nustatytos 80-20 proporcijos. Tai yra be galo paprasta technika, priverčianti tave elgtis priešingai nei diktuoja minios emocijos. Tu automatiškai parduodi, kai kainos aukštos, o perki, kai jos žemos. Žinoma, portfelio proporcijas galima atstatyti ir be pardavimo. Tokiu atveju alternatyva yra tiesiog visus naujus kasmėnesinius įnašus nukreipti tik į tas pozicijas, kurios atsilieka. Kadangi niekas nėra parduodama, pelnas nėra fiksuojamas, todėl neatsiranda ir mokestinio įvykio. Nors balansas taip atsistato lėčiau, tai yra būdas išlyginti portfelį be papildomų mokesčių. Beje, rebalansuoti portfelį nemokant pelno mokesčių leidžia ir investicinė sąskaita. Apie tai išsamiau papasakosiu viename iš ateities epizodų, tad nepamirškite prenumeruoti kanalo. Trečiasis scenarijus, kada tenka atsisveikinti su investicija, yra visiškai nepriklausomos nuo mūsų pačių veiksmų. Tai situacijos, kai pati investicija pasikeičia iš esmės. Dažniausiai tai nutinka su ETF arba kitaip biržoje prekiaujamais fondais. Jei dar nesi tikras, kas yra ETF, įsivaizduok, kad tai tiesiog paruoštas Spotify grojaraštis. Užuot rinkęsis po vieną dainą, tu pasileidi ramios klasikinės muzikos rinkinį. Bet kas nutinka, jei vieną rytą to grojaraščio kūrėjas sugalvoja pakeisti kryptį ir įmeta kelias trankaus metalo dainas, muzika vis dar groja, bet tau ji visiškai nebetinka, nes sugriovė tavo pirminį lūkestį. Tas pats galioja ir tavo portfeliui. Pavyzdžiui, perki pavienių įmonių akcijas ar aktyviai valdomus fondus, bet vieną dieną jų vadovai nusprendžia kardinaliai pakeisti strategiją ir prisiema rizikos, kurios tu visai nenorėjai. Įprasti, pasyvūs ETF fondai strategiją keičia retai, bet ir juose pasitaiko tų metalo dainų. Valdytojai gali netikėtai pakelti administravimo mokesčius, pakeisti sekamą indeksą, arba fondas tiesiog tampa toks nepopuliarus, kad kyla reali grėsmė, jog jį apskritai uždarys. Tokiu atveju vietos sentimentams nebelieka. Jei investicijos esmė pasikeitė ir ji nebetitinka kriterijų, dėl kurių ją pirkai, tai yra signalas spausti pardavimo mygtuko. Ramia sąžinė, uždarome poziciją ir nukreipiame pinigus ten, kur jie vėl dirbs pagal tavo strategiją. Ketvirtoji priežastis – parduoti slepia problemą, kuri man pačiai kainavo daugiausiai nervų ir vidinių dvejonių.
Tai psichologinis gebėjimas pripažinti klaidą. Mūsų smegenys tiesiog nekenčia praradimų. Dėl šios baimės mes taip stipriai apsiženijame su nuostolingais aktyvais. Kaskart atsidarę programėlę pamatome minusą, bet niekaip neprisiverčiame parduoti. Juk pardavimas reikštų, kad minusas iš virtualaus tapo realybė, o mes turime pripažinti, jog suklydome. Pradedame meluoti savo, kad rinka atsities ir atkakliai laukiame. Finansų pasaulyje yra toks puikus posakis – gėlių pjovimas ir piktžolių laistymas. Dažnai mes greitai parduodame tas akcijas, kurios šiek tiek paaugo, kad pasidžiaugtume mažu pelnu. Tačiau atkakliai laikome ir laistome tas, kurios nešia nuostolį, tikėdamiesi stebuklo. Mano pačios pradžia 2024 vasarą buvo puikus šios situacijos pavyzdys. Buvau pilna entuziazmo ir norėjau visko po truputį. Prisipirkau įvairių fondų, kurie iš esmės dubliavo vienas kitą. Mano portfelis virto didelę spalvotą mišrainę, kurioje darėsi tiesiog nebeįmanoma susigaudyti. Bet kai supratau, kad reikia daryti tvarką, susidūriau su ta pačia nuostolio baime. Dalis tų emocinių pirkinių jau buvo minuse. Reikėjo nuryti ego, pripažinti klaidą ir parduoti tas finansinės piktžoles su nedideliu nuostoliu, kad galėčiau susikurti tvarkingą ilgalaikę strategiją. Prireikia daug drąsos tą portfelį išravėti. Tiems, kas nori išvengti šios pradedančiųjų mišrainės ir nuo pat pradžių susidėlioti tvarkingą ir aišku portfelį, labai kviečiu pažiūrėti mano epizodą Kaip išsirinkti ETF. Ten žingsnis po žingsnio rodau, kaip nepasiklysti pasiūloje ir neprisipirkti to, ko jums nereikia. Nuorodą paliksiu ekrano dešinėje viršuje. Paskutinė, bet tikrai nemažiau svarbi priežastis parduoti yra tai, ką aš vadinu mirusiųjų pinigų sindromu. Kartais mes portfelyje laikome aktyvą, kuris nėra tragiškai blogas. Jis galbūt banguoja ties nuliniu pelnu arba turi visai nedidelį, neerzinantį minusą. Tačiau jis ten tūno, pavyzdžiui, ne vienerius metus ir visiškai nejuda iš vietos. Atrodo, lyg ir gaila parduoti su mažu nuostoliu, tad nusprendžiame tiesiog palaukti. Juk, kaip sakoma, valgyt neprašo, bet čia įsijungia pats svarbiausias ekonomikos dėsnis – alternatyvieji kaštai, angliškai opportunity cost. Kas tai? Įsivaizduok, kad stovi ilgiausioje eilėje prekybos centre, kuri visiškai nejuda, o gretimos kasos dirba žaibiškai. Kol tu atkakliai lauki savo stovinčioje eilėje, tu prarandi laiką, kurį galėjai sutaupyti, perėjęs kitur. Lygiai tas pats su investicijomis. Kol tavo pinigai guli užšaldyti stagnuojančiame aktyve, jie praranda patį brangiausią ir neatstatomą investavimo resursą – laiką. Tie patys pinigai paimti iš nieko negeneruojančios pozicijos ir perkelti į plačiai išskaidytą, stabiliai augantį fondą per tuos metus jau galėjo sėkmingai augti ir kurti tau sudėtinės palūkanas. Kartais parduoti su mažu nuostoliu nėra pralaimėjimas. Tai yra pati protingiausia investicija į tavo ateities grąžą kažkur kitur. Kiekvienas euras tavo portfelyje privalo dirbti, o ne atostogauti. Turėti griežtas, iš anksto apgalvotas pardavimo taisyklės, nesvarbu, ar tai būtų griežtas nuostolio ribojimas, reguliarus portfelio valymas ar suvokimas apie mirusius pinigus, yra būtent tai, kas išlaisvina. Tai panaikina spėliojimą, nuima stresą ir išgydo tavo emocinį paralyžių atsidarius brokerio programėlę. Kai žinai savo planą, rinka tavęs nebegazdina, nes tu nebereaguoji į jos isterijas, o tiesiog vykdai savo strategiją. Todėl šiandien kviečiu padaryti vieną labai mažą, bet svarbų žingsnį. Atsidaryk savo investicijų portfelį, pasižiūrėk į kiekvieną jame esantį aktyvą ir labai nuoširdžiai, be jokių pasiteisinimų savęs paklausk. Jei šiandien turėčiau laisvų pinigų, ar pirkčiau jį iš naujo? Jei atsakymas ne, tuomet kodėl tu jį vis dar laikai? Galbūt atėjo laikas paspausti mygtuką parduoti ir leisti tiems pinigams iš tiesų dirbti tau. Ačiū, kad buvai kartu ir iki kito karto.